Klaipėda gražėja ne tik senamiestyje ir centrinėje savo dalyje. Mes dažnai apie tai kalbame. O šiandien, kaip vieną iš įrodymų, pateiksime vaizdų iš naujam gyvenimui prikeliamo pastato, esančio Minijos gatvėje 153. Klaipėdiečiai puikiai žino, jog tai buvęs Klaipėdos universiteto pastatas, kuriame buvo įsikūręs socialinių mokslų fakultetas. Dabar ši alma mater, suvienijusi jėgas su humanitarais, veikia istorinėme pastate, esančiame Salomėjos Nėries gatvėje 5. O štai tarybinės statybos pastatų kompleksą, kuris buvo parduotas už 1 730 000 eurų, buvo delsiama prikelti antram gyvenimui. Tiesa, dar 2023 metų vasarą čia atsirado prekybos tinklo Rimi parduotuvė ir per 70 automobilių talpinanti stovėjimo aikštelė. Tačiau pagrindinė, reprezentatyvi pastatų dalis, puikiai matoma iš Minijos gatvės, palaipsniui net tapo socialių asmenų ir nuotykių ieškančių paauglių susirinkimo vieta. Dabar situacija keičiasi ir matyti akivaizdus pastato rekonstrukcijos starto darbai. Nors šioje vietoje buvo kuriamas įvairios vizijos, nuo parkavimo aikštelės iki vaikų darželio. Tačiau, kaip skelbiama viešai prieinamose šaltiniuose, šis pastatų kompleksas turi būti padalintas į 2 dalis. Vienoje iš kurių atsiras 32 butai, o kitoje prekybos paskirties patalpos. Taip ši studentiškų prisiminimų vieta virs prekybai ir gyvenamajam būstui pritaikytų statinių. Tad kol Klaipėda atsinaujina ir auga, mes laukiame ir savo kanalo augimo, todėl primename, jog nepamirštumėte savo patiktukų ir žinoma kanalo prenumeratos. Savo nuomonę dalinkitės komentaruose. Iki greito susitikimo.